Su pakilia ir šventiška nuotaika, kupini gilių tautinių minčių, rinkosi miesto gyventojai prie vykdomojo komiteto pastato, iškilmingai po ilgų dešimtmečių iškelti tautinę valstybinę vėliavą. Visų veiduose ryžtas, taurus džiaugsmas ir viltis. Po ilgų metų iškilmingai pažymėta iš istorijos sugrąžinta šventė Lietuvos valstybės atkūrimo diena, vasario 16. Gausi, pakilių tautinių minčių ir jausmų vedama eisena vyko miesto gatvėmis prie aukščiausio statinio, vandentiekio bokšto. Čia pasisakiusieji pažymėjo valingą tautos apsisprendimą, tampančių prasmingo gyvenimo branduoliu, laisvės suvokimą, tautinę savimonę, viltis ir žmogiškąjį džiaugsmą. Aidint orkestro garsams ir giedant tautišką giesmę, bokšte aukštai virš miesto suplevėsavo Švento Petro ir Povilo bažnyčioje pašventinta mūsų valstybinė vėliava. Šventinėje aplinkoje iškilmingas minėjimas vyko dramos teatre. Dabar plienu
Pedagoginėme institute įvyko išplėstinis tarybos posėdis. Instituto tarybai, o taip pat moksliniai tarybai pratęsti įgaliojimai. Priimtas pirmasis Respublikoje aukštosios mokyklos statutas. Įvykusiuose rinkimuose instituto rektoriumi išrinktas profesorius Vytautas Bendikas. Apie 500 mūsų miesto aukštųjų mokyklų studentų dalyvavo ekologinėme žygyje, pavadintame Apginkime Kulpę. Turiu pasakyti vieną, kad šiandien miesto pramonė išleidžia 37% visų miesto nutekamųjų vandenų, o teršalų išleidžia iki 72%. Reikia pasakyti, kad Elnės odų gamykla, televizorių gamykla išleidžia didelis kiekis net iki 6-7 kartų nustatytas normas viršijančias metalo. Visa tai sueina į tą kulpę ir matote, kokia jinai yra. Ką reikia daryti? Po mitingo prie mėsos kombinato žygio dalyviai ėjo palei Kulpės upelį Kryžių kalno link. Tai buvo puikiai jaunimo išraiška kovoti prieš visokeriopą gamtos niokojimą, už ryžtingą Lietuvos kraštovaizdžio, gamtinių bei kultūrinių vertybių tausojimą.